Sveiki visi, šiandien mes pakalbėsim, kaip rašyti tekstą, išvesti tekstą į konsolės langą naudojant C# programavimo kalbą. Visų pirma, jeigu norime, kad paleidus programą tas konsolės langas neužsidarytų, parašome console read key. Todėl paspaudus start mygtuką arba F5 matome, kad šis langas konsolės neišsijungia. Tai pašalinus console read key, kaip matome, paleidus programą, tiesiog konsolės langas automatiškai įsijungia baigus programą. Tai pirmą pasižiūrėkime, kaip naudoti console write line metodą. Tai paprastas būdas išvesti tekstą į konsolę, tiesiog rašome console write line, spusteliuose dvigubose kabutėse tekstą, kurį norime išvesti į konsolės langą. Paleidus programą matome, jog visas tekstas, kurį parašėme, yra atvaizduojamas konsolės lange. Taip pat galima iš karto atlikti skaičiavimus ir jo atsakymus išvesti į konsolės langą naudojant šį metodą console write line. Taigi parašiau kelis pavyzdžius, tai su sudėtim, apimtim ir dalyba. Parašiau, kokių atsakymų tikėčiausi, paleidus programą. Aš matau, jog iš karto suskaičiuoja ir parodo mums atsakymą. Tokį, kokį ir turėtų būti. Kitas metodas, kurį galime naudoti teksto išvadinimui konsolėje, yra console write. Jis labai panašus į console write line, tačiau nekelia teksto į kitą eilutę. Tai jeigu norime, jog visas tekstas būtų vienoje eilutėje, galime naudoti console write metodą. Tai apie tekstą išvesti į konsolės langą tiek, jeigu turite klausimų, rašykit, pasistengsiu atsakyti. Šiam kartui būtų tiek.